action. Nes dar tokią matęs. Eikit, darnėlį. Ir tu iškarpysi, ne? Nu ir ką, činčin, hebra. Gerai. Taigi sveiki, hebra, įsijungia dar vieną laidą pokalbį prie kebių. Šiandienos kita lokacija – Klaipėda. Šiandien svečiuojamės ne pas ką kitą, o Memel Comedy Club, Klaipėdos humoro brandolys. Gediminas Pavilovičius ir Tomas Bumblauskevičius. Gediminas Pavilovičius ir Tomas Bumblauskas. Su manimi yra standartinis klausimas, kadangi gaunas, kad jūs ir individualiai noriu pakalbinti ir kaip Memel Comedy patį. Kaip jūs save pristatytumėt ir kaip norėtumėt, kad jūs pristatytų? Čia dabar palauk, klausiu kaip Memel Comedy ar kaip asmeniškai, nes dabar čia vėl. Galim pradžią nuo Memel Comedy, nes kartu šitą galėsit ir paskui asmeniškai. Gerai, po vieną žodį. Jo, Memel. Mieste. Nu tai ką, Memel Comedy prieš gerus metus susikūrė, pradėjom mes, Justas Gedas, Justas šiuo metu truputį atsitraukęs ir labai geras faktas, mes pirmą svečią, kurį pasikvietėm ne iš mūsų bendruomenės, kad pastendapintai, tai buvai tu. Prieš metus laiko ir dar tu pirmas ir užlipai, ta prasme, buvai tu su Džiugu? Ne, Džiugas pirmas lipa ant scenos. Ne. Nes aš po pertraukos lipu. Jo, jis po pertraukos, aš dar atsimenu Džiugo bairį. Savo tais... Jo, mes susikeitėm paskutinį. Nusipratau, tai vis tiek smagu buvo, kad tu vienas pirmųjų jūs dviese tada atvažiavot ir buvot svečiai pas mus. Jo, o paskui faina, kad ir geresni pradėjo pas mus. Jo, realiai, aš buvau ant mėsos, gerai, viskas gerai, galite važiuoti. Galite važiuoti normaliai. Ir jums su jais. Buvo geras renginys, pas mus buvo pirmas toks naujoje erdvėje. Tai dar Malūno loftė, atsimenu, buvo. Šiaip žiauriai, atsimenu, patiko, kur atvarai ir atrodo, wow, okei, tai tipo, galima ir nebombint. Tai tas mus ir davė tos energijos, nes visi renginiai būdavo soldautai, atsiliepimai geri, publika Klaipėdos, visi žino, kad yra labai priema ir palankiai palaiko. Fainai buvo. Trumpai, tai Memel Comedy yra grupuotė. Užsiimanti tam tikrom. Ne, mes organizuojam šaukėjusius, open mic'us, turim laidą Kamebėdas. Jūs juokingas susivienimas tiesiog. Ne, mes juokingai susivienijame. Juokinga grupuotė. Nesenai skaičiavam, kad visi, kas pas mus lipo, gal porą tretų yra išskirtinumų, kur buvo kitur lipę, pabandė ant scenos stand-up open mic'us. Tai skaičiavam, kad pas mus yra 21 išsibandę vietiniai klaipėdiečiai. Ir esam svečių per virš metų tai esam svečių pasikvietę irgi apie 20, tai labai fainai. Padaugėjo Klaipėdoje renginių, to ir reikėjo, ir žmonės džiaugiasi. Ir kur seniau prieš 2-3 metus Klaipėdoje būdavo vienas, gal du open mic'ai mėnesį. Dabar su atvykusiais iš kitų miestų su žvaigždėm, žinomesniais stand-uperiais gaunas 3-4, gal net ir daugiau. Aš tada skaičiau, kad buvo 12 renginių komedijos per mėnesį Klaipėdoje. Čia gal per mėnesį? Gruodį ar lapkritį, kur bumas būna, ne? Ten net buvo keistas, man atrodo, gal birželis ar gegužė, kur labai keistas. Bet čia kartu su stand-upais ir kur atvažiuoja kažkas, ar vien jūsų memoriai? Ne. Mes darom 2-3 per mėnesį tiek Klaipėdoje, o su kitais. Tai tas labai smagu, reiškia žmonėms, nes salės, pilnas. O kaip jūs viens kitą save pristatytumėt? Kaip tu save pristatytum ir kaip norėtum, kad tave pristatytų? Ir Tomą tas pats. Teatro grandas. Auksinio scenos kryžiaus laimėtojas, kur tiesiog pradėti. Yra matęs auksinį kryžių. Esu 2 skirtingus matęs auksinio scenos. Povilas Garbanovičius. Tai tu pradėjai, kaip pristatytum? Tai aš esu aktorius, pedagogas, komikas. Wow. Ne, tai mano pagrindinė veikla, kad stand-upinu ir vaidinu. Tai tikriausiai esu aktorius ir komikas. O kaip norėčiau, kad pristatytų? Geriausias Lietuvos komikas, auksinės scenos kryžiaus laureatas, milijonierius, playbojaus, Lietuvos playbojas, svajonių jaunikis. Mikutavičius ant. Jo, gerbiamas jo ekscelencija. Prezidentas. Dar vis nenuteistas Gediminas Pavilovičius. Aš kukliau prisistatysiu taip pat. Aš tai ne, aš tai save gal labiau prie open mic ir Klaipėdos rajone, kad organizuojam stand-upus. Aš atsimenu tada, kai pas jumis atvariau, kur paskui dar čia pas jumis buvom atvariam. Jo, afterį. Tai man atsimenu buvo labai cool, kur nes jūs visi pradėjot kartu realiai lipt
ir kur jūs kartu sėdėt, kartu rašot iš karto, nuo pat pirmų dienų jūs kartu visi mokotės ir augat, nu, tipo, tolygiai iš karto. O nes ten Kaune Vilniuje, kai ten dažnai tas vyksta, tai maždaug individualiai, belipant su kažko susidraugauji, tipo, tada komedy buddy savo tos atrandi, žinai, bet pirmus lipimus tu viens praktiškai būni dažniausiai. Tai va tas cool, kad jūs iš karto vat, turit tą jump startą, tipo, padėti, tipo, rašyti, tipo, tobulėti kartu viens kitam patarimus dalinti. Aš truputį padėsiu, ko ir gal skiriamės Gedas išvystys toliau, kad dauguma komikų sako, kad yra blogai susitikti ir kažkas kažką, kai užmeta ar ką. Mes tiesiog susitinkam, kažkas išsako savo mintis ir ten koks Gedas, primesk tą. Ir viskas. Ir jis toliau vysto, nebūna taip, kad kiekvieną žodį kiekvienam išrašom, bet pasako kokį netinkamą bairį ar nejuokingą, ar nesupranta punchline'o. Ir mes pasakom, blemba, vargu ar tai su jais. Ir žmogus išsibraukia, atsideda toliau. Ja, nu ir plus jo nuomonė, tipo, ar jis vis tiek bandys ar ne. Ja. Ir plus tu turi tokį, kaip mini open mic'ą, žinai, ten sėdėmis kokiu 8 žmonės, vieni kitiem paskam. Jo. Ir jeigu žinai, kad čia su jie, dar prasičekinsi open mic'ą. Taip. Ir tada, nu, tikrai geras bairis. Čia net sunkiau prajuokinti kartais, nežinai, visi kebra sėdi ir galvoja, ką iš kur čia blogiau, čia, kad, tipo, ką dar patobulinti visi sėdi. Plus stand-upint komikam dar yra tas dalykas, kad nėra, kad labai jokies, nes tau gali būti jokinga, bet tu nesijuoks. Jo, tas bus labai gerai. Nu, bet tu matai, ar rūkšto, ar su jais, ar ne, nu, truputį matai. Pas mus tai labai įtakojo, todėl, kad nuo pirmo renginio virš 200 žmonių rinkdavosi, nu, mes buvom atsakingi, mes negalėjom labai bombinti. Aš nesakau, kad mes ir bombinom ir nesakau, kad aukštas lygis yra. Tiesiog stengiamės iš nieko, nu, truputį patobulinti. Aš sakau, kad aukštas lygis. Nu, gerai. Normaliai. Nu, labai normaliai. Mums Klaipėdai vis gerai, mes komentarų gerų atsiliepimų gaunam, viską, nu, palaikymo gaunam. Nu, tu pamiršk. Tipo čia užvakar filmavo. Čia užvakar filmavo. Kas svarbiausia, net nereikia nieko sakyti, užtenka žvilgsnį, kur. Gedas žiauriai įsijungi. Kai kokią laidą tą Kame bėdos ar ką filmuojam, tas prisimint, ką nors ir žvengi vienas po. Ai, nu tik kiek laiko komedijoje, jo, kaip ir atsakėt, kad abu visi panašiai ir esat realiai. Jo, nu, bet ne visi mes. Gedai, kada tu esi dar prieš tai lipęs kursą ar kur? Ai, ne, tai tiesiog aktorinio studijose buvo užduotis, tai nežinau, ar čia skaitos. O tai kaip čia buvo tas, kaip čia atsiskaitomas kažkaip? Ja, mes ten turėjom kažkokią, aš dar neatsimenu tiksliai, bet ten vos ne ar humoreskas, ten kažkokius pasako dalykus, komedijas ir skau, nu aš stand-upą parašysiu. Ir aš po to su to pačiu ten pasitaisęs, po ten gal 4 metų užlipau. Tai tu be kaip Šežinis, man atrodo, jeigu nemaišau, Šežinis, man atrodo, sakė, kad jisai 12 klasėje darė stand-upą, man atrodo. Taip, per mokyklą, jo. Ir po to labai jis neužilgo pateko į humoro klubą, gal kokį video ar audio atsiuntė tais laikais ir labai greitai. Ten labai greitai prasidėjo. Aš jos nuo pat pradžio, nu, iš visą Lietuvos tą humorą, jeigu mano laikai, pradžioj, nu, nebūdavo humoro laidų, aš visas jas sekdavau, ten būdavo tragiški serialai, buvo Suzanai ir Bananai. Buvo Grybauskai atsimenu, jo. Buvo laidos Benski šou, radio šou jau geriausia, buvo anekdotų 10-ukas, ten, nu, tik tokios laidos humoristinės. Ir dar buvo kažkokios anekdotų kovos, man atrodo. Tai čia daug vėliau, jo. Bet Tomas, tu rašai šitom. Aš šitą į anekdotų 10-uką Bingeliui, būdamas kokioje 6-7 klasėje, jau ten reikėdavo savo kursą anekdotus siūsti ir išrenka ir tipo paskaitą. Nu, siūsdavau laiškus, raštu. Kažką atsimenu. Taip rašydavo, taip savo siūsdavo anekdotus. Jo. O man, žinai, 6 metai tie anekdotai ten 6? apie kokią... Nu, jo, 6-7. Aš kalbu apie 10-ukus. Ai, nu tai čia labai senai, čia buvo kokiais 94. Tai, o po to kokiais 2007. Tokių visokių punchline'ų prisirašęs buvau ir nusinčiau į Betabų. Jie produsavo laidas Dzin, Labadiena, tos skečų laidas su Cololo ir Karoliu Sakalausku. Ir sako, kaip tik pasileidžiam per kitą kanalą laidą naują Labadiena ir galimai gal paimsim tavo paimtų skečų sukurtų. Ir jo, tada kokių 1,5 metų, jie ten po to kažkas užsidarė, 1,5 metų aš ir Dzin laidai, Labadiena, dar kažkokia buvo humoristinė laida, skečų skaitydavo. Tai Bernin yra mano tekstus pasakojus per... Didžiausias pasiekimas tavo komedijoje, bet kad Bernin tavo tekstą sakė jau toks... Bernin buvo gražiausia moteris Lietuvoje, įsivaizduoju, iš juodaodžių. Nes jinai buvo tiesiog kapučinas per teleką, viskas. Mano nuomonė nebūtinai sutamps.
Su kolegos nuomonė. Čia kur Instagram influenceriai pasirašo, be mano leidimo nenoriu, kad būtų naudojami šį vaizdą įrašai viešai. Tai va, čia buvo 2007 iki 2009, po to buvo apstojus ir man atrodo 2010 atsirado, 2009 gal irgi humoro klubas, po to iš Teliko, kai išėjo su Marijonu, jie pradėjo gastroliuoti ir 2013 ten vasarį gal jie darė didelį open mic, jau čia buvo pirmas open mic, ten Bartuševičius ir buvo iš ten jį ir paėmė. Ir buvo ar 14 lipančių ir aš atvariau iš Klaipėdos, subombinau ir nelipau nuo 13 metų iki 23. Tai 10 metų nelipau. Jo. Gerai, gal 13 metų polisės nuo komedijos. Nebuvo platformos, kur, nebuvo open mic-o, į Vilnių neprivažinės, plius juk dirbom ir šeima ir kiti dalykai, tai tas atkrito. Dabar čia yra, kur yra pasakoja bičiukų, kur žinau, kad Andrėjus Bulbenkovas, jis iš Klaipėdos važiuodavo į open mic-us į Vilnių ir dar kažkas dabar tik neatsimenu. Šileika yra iš Šiaulių Vilnių pasirodęs, bet tik dėl to, kad gimtadienį ten šventė, tu prie to pačio užlipo. Ir neatsimenu daugiau kas. Mane labai žavi ir toks atsidavimas, pas mūsų labiausiai pagirti Kirilą galima, nes jis nuo rugsėjo kiekvieną savaitgalį iš Klaipėdos. Kiekvieną sekmadienį kaip į mišes. Aš jį pirmą kartą pamačiau kartu, kai teatro klube lipom Kaune ir sako, blemba, čia man į Klaipėdą reikia varyti, sakau, ir pasakė Kirilas ir atsiminiau vardą pavardę, jo, plakatėgi buvo, sakau, tai susimatysim dar, tipo, Klaipėdai. No. Ir man kažkaip atrodė, kad jisai studina Vilniui ir, tipo, iš Vilniaus kartu atvažiavo ir jisai Klaipėdą grįžta. Ir galvoju, tai jisai važinėja, damn, okei. Čia tikrai, kad tu važiuot 6 valandas, kad pabūt 6 minutės ant scenos. Jis labai atsidavęs. Ir daug kur galimai nenuflešins gal. Tipo, dar tas yra. Jam pasisekė, turi talentą, daug įdirbio daro ir jis ir šaukeisą Vilniui pateko ir pas mūsų jis gan greit. Linkėjimai. Man atrodo, šiandien jisai ir tam šaukeisą gal yra. Teisingai šiandien. Labai fainai. Dabar, kai žiūriu šitą, tai jau gal prieš 2 savaitės. Tai paplokim Kirilą, labai gerai pasirodė šaukeisą prieš 2 savaitės. Wow, Kirilai. Pasakom. Labai geri tie bairiai, kur aš to pasiūliau. Ir vien. Dabar įdomu, kaip savo asmeninius galit pasakyti, bet ir Memelio su renginiais galim šitą padaryti. Blogiausias ir geriausias pasirodymas, tipo, žinai. Tai pradedam nuo jūsų individualiai ir paskui kartu susitarę galėsit pavadyti atspėti, tipo, sakom vienu metu, tipo, žinai. Tai davai, individualiai. Aš blogiausia iškart galiu pasakyti, mūsų sutaps. Aš bėgis tikinęs, blogiausias. Bendra ar savo? Dabar individualiai. Gerai. Ir aš manau, mūsų sutaps. Galim vienu metu pabandyti pasakyti, ar sutaps ar ne. HBH. Mes esame HBH pasirodę Palangos šitam. Už honorarą pasirodėm, žmonės net nežinojo, kad mes ant scenos esam. Kur jūs žiūri, tai jūs atnešit mano pizzą. Mes atidirbom savo darbą, mūsų Tomas Miltenis, stand-up. Nereik, gerai, pukšt mikrofoną įsmeigia, po 5 minučių išėjo. Niekam nereikėjo, tai daug pasimokėm. Mes žinojom, kad bus blogai, bet galvojam, reikia daryti. Mes imamės visų, kaip vadinasi? Aventūrų. Jo, ir kvietimų. Vis tiek experiences paskui iš to ir bairių gali pasirašyti, Ne, ten labiau, kur net nebepasirašys. Ten buvo 4 stalai, kurie tiesiog valgė ir kažkas šnekėjo. Pats Mariau, žinai, privatai. Tai mūsų tikrai blogiausias HBH. Tai kodėl mes įmamės privatų? Galit kas nors? Pinigai. O geriausias? Šiaip labai keistoj vietoj, man gal labai daug tikrai faino buvo apšildymų, tikrai, kur, tipo, netikėtai faino, kur, vis tiek tavimą neapšildantys žmonės, net tavęs atėjo pamatyti, bet tikrai gerų. Bet, man atrodo, yra porą kartų man yra buvę, kur aš šventojai prieš paskutinis gal. Mes buvęs šventojai. Bet ne tą kartą tu buvai. Nes čia rugsėjai uždarimo buvo kažkaip labai daug, visada ten buvo kažkur. Kiek telpa žmonių tiek ir būna, pilnas. Tai ten prašė kažkaip ten, kad dar pakartoti, jo. Jo, tipo, dar pakartoti, dar bairį pakartoti. Gedas turėjo 10 minučių, ne, gal 15 minučių turėsim. Ten baigė dar 7. Dar jau viską išpasakojo, iš viso ką yra. Ja, aš paskui sakiau, duokit 3 žodžius. Pusvalandį išvarė ir baigė. Ne, viskas, turim atsisveikinti, jau ilgai užsitęs renginys, jis pakartot, Gedas, iš naujo.
Ja, tai čia Tu buvo. visiškai rockstaras, būtent jo, jo koncertą. Aš būčiau ten šokęs ir mašpitą, tą žinai, kur... Tai stand-up'e va tokie dalykai užbūrė. Vat toks, kai žmonės nepaleidžia, kai, pavyzdžiui, Hofe vasarą darėm, buvo Miglė Miglinaitė, su kuo neatsimenu, atvažiavusiu Grimaliu. Miglė. Ir Miglė open mic'as, Miglė stand-up'ino nulipo ir žmonės ploja 3 minutės ir Gedas Aš užlipo einu toliau. kitą pristatyti ir matau, kad nenurimsta. Banga. Tai tada pakviečiu dar kartą Miglę antrą kartą nusilenkė, dar ten ploja. Nu tikrai Miglė labai cool yra, linkėjimai Miglei. Ir tiesiog ploja non-stop. Wow, žinai, kaip tu reikia ir po to žinai, kad tau lipti. Ir lipi pirmą kartą toks. Ir sužavi tokie dalykai. Ja. O tada koks bendras Memelio renginys? Geriausias ir blogiausias? Kad labai viskas bombintų, niekada nemanau, kad yra buvę, bet čia gal garsiai pasakiau, bet yra buvę, kur renginį netiek daug žmonių susirinko, kiek mes tikėjomės ir renginys vos nulinis gavosi, vos ne į minusą. Tai Palangoje pasirinkom netinkamą dieną, galbūt su reklama prastai, žinoma su žinomumu, o geriausias tai Hofe, kai pasileidom bilietus, galvom, 200 žmonių bus aфиgenai. Per 2 dienas išpirko, dadėjom 100, per 3 dienas dadėjom ten pam ir gavos 430 žmonių. Į didelę patalpą ir tai žmonės netelpa, kėdžių neberandam ir visi veržės ir atsakinėjom. Ir, man atrodo, Garšva atvažiavo, ten buvo... Aš atsimenu... Ir buvo open mic'as. Kur mes darom open mic'as 400 žmonių, kur biški neplanuotai gavos. Ir buvo, aš atsimenu, kur Garšva labai gerai pavarė, visiškai skerdė. Ir aš padariau tokią nesąmonę. Ir galvojau, labai norėjau, kad ta nuotrauka būtų. Sakau, kažkaip labai fainai, žiūrėkit, dabar visi išlydim kažkaip fainai, tipo, Garšva ir sakom, tipo, 1, 2, 3, ir sakom, Bahūras. Tai aš norėjau, kad būtų fotkė, kur aš darau taip pat senas ir 400 žmonių iškelia kumščius. Aš labai norėjau, kad fotkė būtų, bet nėra. Yra kažkur tik video, kur 1, 2, 3 Bahūras. Bahūras ir screen grabą. Jeigu kur bus koks straipsnis kada nors gyvenime apie mane, kur aš prisidirbęs, tai bus kur 400 žmonių kumščius iškelia. Jeigu bus straipsnis, kad tas dingia, va šitą fotkę naudoti, jeigu manęs ieškosit. Tokie renginiai ir palaiko, čia žiaurus kaifas yra. Jau mažai tie yra buvę, kad po renginio toks, renginys neblogai praėjo, bet... Nėra tokia gal, blogiausia. Pats Šventoji buvai, atsimeni, kokią publiką susirenka ir stovi prie scenos ir komentuoja ir po to, gal galit patlėti, aš didžiai esu buvęs, aš žinau, čia kaip elgtis reikia. Tai parodyk tada. Bet ne visada šį fainai, kad Šventoji yra ateina karis ir labai fainų žmonių čia. Vis tiek didžioji dalis Šventoji. Geriausia auditorija vis tiek buvo. Jo, ir kitas. Ir šiaip čia nėra, kad Šventoji visą laiką būna tam vienam kitam open mic renginį, koks debilas. Šiaip įdomu, kad mūsų geriausias ir blogiausias galimai buvo Šventoji. Jo, Šventoji mus palaiko to pačio baro savininkai, vadovai, vadybininkai, labai gerai jie mums sukūrė sąlygas ir džiaugiamės. Ir šią vasarą visą esam susidėlioję, ar kas antrą savaitę, nebeatsimenu. Tiesiog kiekvieną savaitę renginiai, tai Klaipėda, Šventoji. Vėl varysite. Tai va, Hebra, važiuosite į Šventą, varykite į uostą. Jo, kas mažiau uždirba, pasiryti. Kai Palangoje bus išpirkti bilietai, galite į Šventą nuvaryti. Tikrai bus. Tai dažnai mes su Gedu, ir kai Justas būna, kai čia sėdėm, nesitikim, kad prieš metus, nieks nieko nepatyrė, kūrė nuo pirmos ten tragiškų open mic'ų, tokių, kur net negali tai būti iš vis gyvenime. Ir visą nebūtų. Šiaip jau kaip per metus laiko čia, kaip stipriai, kaip ant steroidų užauga, žinai. Jo, aš dabar net žiūriu, čia pas mus už kameros, bet yra toks planas, kur surašyti renginiai, čia pati pradžia. Gerai, kad tą foną nesirinkau. Jo. Ne, čia praeitų metų. Galima tas parodyti. Tai va, paslaptis kol kas, ir ten visą laiką fonę planą. Discordai. Bet, taigi, tam reikia ir daug darbo daryti ir organizuoti. Susikeičia datos, nebegali atvažiuoti komikai. Kokį Gedą, į kokį spektaklį išprašo, ten susirga kolega dar ką. Daug tų dalykų organizacinių buvo. Jo, bet geras, man atrodo, kad mes tokie visi savėm su savo pliusais. Pavyzdžiui, tai aš ten iš teatro patirties, ten kažkas dar pažintis, su garsinis, su švies dar visi šitie dalykai. Atėjo Vytas
kuris ten su video užsiemėjo, Tomas su stiklais dirbęs daug metų. Stiklinu. Jo, jeigu reikia labai... Stiklinių. Jo, Jo, aš padavinėjau. Šotų stiklinių. Ne, šiaip pratingas labai. Iš tikrųjų, jo. Ir čia be Tomo nieko nebūtų. Daug kas su savo tais patirtim atėjo ir padėjo. Bet Tomas, kaip suprantu, tu ir vadybinį didžiąją dalį turbūt. Jo, aš tokį finansinį ir visą rašliavą, Gedas visą tokią techninę dalį ir sukalbėti, Vytas video tokį, estetiką. Nu, va taip, kas išsidalina. Bet daug kas prikimba. O jūs paminėjot video tą dalį, visą kitą, kaip tik norėjau paklausti, kaip kame bėdos gimė kaip dalykas? Ar jūs sėdėjot ir šičiant su fučiu? Va tą pliusą daug problemų, reikia filmuoti. Iš tų sėdėjimo pliusų va ir yra tas, kad gimsta tokios mintis, nes turim ir dar kai kurių minčių, kurios išsivystys toliau, bet tik sėdint. Šiaip norėjom iš pradžių Kiltonį labai daryti, irgi nuoširdžiai, bet nepadarysim Klaipėdai Kiltonio, priėjom tos išvados ir... Šiaip Lietuvoje manau, kad dar biškai per mažai komikų gal. Jo, bet mes galvom kažkaip gal miksą, tipo, tarp Kiltonio, kad... Nu, todėl Zimantas su Šileika ir praplėsė, įtraukia, kad dar su kitais talentais. Realiai panašiai buvo, mes jau norėjom kažką pradėjom, gal vis tiek pabandom, tipo bent vieną pilotinį, tada paleido kaleidoskopį tokie... Mes jau viskas, buvom pavadinimą, logo net gal buvo ir mes už kokių 3 savaičių turėjom datą, kada turėjom filmuoti. Ir Pukš paleido kaleidoskopą, mes tada padarėm kitą renginį, gal stand-upą tą datą ir jau sekančią Kame bėdos greitai. Tik bam. Gerai, kad, man atrodo, Kame bėdos visgi gavos, jo. Tai jo, taip ir išsikalbėjom, kad kažkokios bėdos dar kažką čia apspręsti. Tai mes tiesiog bėdų turgų pavogėm. Mes tiesiog paėmėm bėdų turgų. Iš tikrųjų. Ir kas ten Ne vienas vedėjas, o 4 žmonės. Ir Mildažytė, kad ant tiek kieta, kad reikia 4 vyrų, kad atlaikyti. 4 vyrai turi dengti čia ją. Rinkėjimai Mildažytė, nuostabi moteris. Šiandien atrodo gimtadienis Mildažytės, liktai LRT. Su gimtadieniu. Ir Ramūnų mūsų šiandien gimtadienis. Ir Ramūnai irgi su gimtadieniu. Tai va, Mildažytė mano vienas iš autoritetų. Tavo spirit animal. Jeigu būtų Mildažytė, kuri Mildažytė būtum šiandien. Ta girta, kur. Šiaip Mildažytė labai platų spektrą turi. Aš šiandien mačiau... Autizmą? Valinskas gyra pasakos, kaip jie susilažino Palangoje iš kažko ir jis nesakė pavardės, bet tuo metu jie visada tūsino. Nu, jie buvo aukščiausio levelio šou biznio žmonės Lietuvoje ir jie tūsino, gal žaidė iš korto, iš kauliuko, aš neatsimenu, bet kažkas, kas pralošė, turėjo nuogus nueiti į barą. Nu, aš visai sudėliau, kad galimai Mildažytė Palangoje iš viešbučio nuvarė į barą, nuoga, užsisakė gėrimą, šampano butelį ir parėjo. Ir Valinskas sako, ir mes ėjom iš pasakos, žiūrėjom, kad neišdurtų. Nečytinti. Nu, tai tu suvaizduoji, kokia drąsi. Nu, man visada gyvenime yra ta Mildažytė, kur yra vyresnė moteris. Man smegenys negalėjo sugeneruoti jaunos Mildažytės vaizdą. Ir aš šiandien pamačiau jauną Mildažytę. Graži moteris. O jūs atsimenat, kai labai senai, labai graži moteris dainavo, man atrodo, su Rebelhata, su Rebelhata daina LNK buvo užkurta. Ai, kai LNK darydavo tuos skeččiukus. Dainų ten būdavo. Tai, nu, įspūdinga moteris. Pas mus daug gražių. LNK, šalia kelio LNK. Tai čia mano gyvenimo meilis ir buvo Mildažytė, Valinskinė, ir Bernin. Stašaitytė, ir Bernin man jau per jauna. Ir kur, o dabar kokios? Tai Bernin, Valinskinė, Mildažytė. Ir Valinskinė, nes su metais jis jau su to. Ne, mano Sabutytė buvo Goda visada. Nu, Alijevo dabar tikriausiai. Alievai. Tai linkėjimai Goda Alijevai. Jeigu nori į mūsų renginį, tavi nemokamai. Ant tiek mylėjau Goda Sabutytę, kad apšildžiau Garždos Vitą Žibą ir turėjau lėkti kitą renginį. Pirms užlipau, po manęs Goda Ančiukaitytė lipa. Ir šiandien tiek ir pasitinkam Goda Sabutytę. Goda lipdama, ko tu čia, blėci? Oi, gal labai atsiprašau, Ančiukaitytė. Kur iš žodos įbėgau, čia Ančiukaitytė dabar. Jeigu ką, nemaišykit. Aš nežinau, ar Tomas šitą pasakė, nes jis labai Goda myli, ar kad disleksikas. Gal disleksikas. Jis susiskambinam ir sako, ką tik kalbėjau su Gedu. Ir aš žinau, kad jis su Vytu kalbėjo. Disleksika yra.
Man Plungė ir Lenkija tu yra ne tas tai, pats kad po miestas. vieną raidę mušai, tu visą Jo, sakinį. jo. Tu visą vardą. Labai, labai dažnai. Jo, Man- šiandien tai kada atvarys pas Tomą į filmavimus, aš suprantu, kad pas Marių, bet tipo, mes per daug mes ją per dieną 5 kartus susiskambinam, kur nuo 10 iki 5 valandos nakties pas mane gali Tomas man paskambinti. Žinosi, kada disleksija intensyvėja. Apie save trečių asmenį padažnė. Sveikas, Gedai, tai... Su Bumblausku sėdėm. Šiandien Bumblauskas nepasirodys. Bumblauskas šiandien nebus. Jo, manęs irgi. Su Gedu ką tik kalbėjau, Bumblauską nebus šiandien. Ir tada tau perskambinau. Ką tik Tomas Bumblauskas su Pavilavičium šnekėjo. Į savo sekretorius tambo. Jo, tai aš atsimenu Tomas, aš pirmą kartą užlipau open mic'ą ir kažkaip paprašė, kad numerį savo duočiau. Tai čia aš disleksikas. Ir aš kažkaip biškai išgeręs jau buvau. Ir savo numerį dar, buvau keitęs, neatsimenu, ir aš mamos numerį padiktavau. Ir jis skambina, sako, po to sako, aš galvoju, tu čia kaip kietai vadybininkė turi kažkokią moterį skambina. O aš skambinu, sakau, duokit, Gedumi, o kas jūs toks? O aš sakau, nu čia buvom open mic'e, davė numerį. O kokia jo pavardė, pasakykit. Ai, taip, sakė mama, kokia pavardė. Nedavė numerį. Maladės. Nu, sako, aš pasitarsiu su juo, bleu, čia pizdėts lygis. O mama paskambino Gedui, kažkas čia skambinėjai, man tavo numerį prašo. Nu, keista labai. Aš tai to nežinau, o čia žiauri keista, kad kitas žmogus mamai skambino, duok sūnaus numerį. Gal straipsnis pats pareina. Tai tau reikėjo perduot savo mamai numerį, kad jinai jo mamai Susikalbėtų, jo. Ir sakytų, mūsų sūnus negražiai elgėsi su jūsų sūnus. Išsiaiškinkit. Dabar atsistokit, dviesi išsiaiškinkit. Atveda mamos jūsų sūnus. Bet čia šiaip gera taktika, tu gali, jeigu nori atrati labai kietas, reikia sustarti su mama, kad pavadintų tavo vadybininkę. Ir tu žinai, vyresnė moteris, laba diena, iš karto yra toks, Laba diena. Rimtas žmogus, netiek sena mano mama. Šiaip mačiau aš bairį. Ja, maždaug to mama. Jo, jeigu būtų, žinai, sena mama ir, senam žmogui ir 100 eurų yra dideli pinigai. Jo. Nu, čia darom šaukeisą, Seniai, man galim 100 eurų susitarti dideli pinigai. dėl honoraro, kokio norėsim ir, žinai, senas žmogus. Kem eurų, kur jai dideli pinigai. Kem eurų, gerai. Ai, tik tiek. Ir jinai tokia, oi, Gedukas apsidžiaugs. O tai kokie Hebra planai jūsų ateičiai? Turit padarėt Kanabėdos, vieną laidą nespėjot padaryti Kiltaunį, darysit dar kažkokių projektų ar dar kažką stand-up. Jo, Turas po Lietuvą galbūt, tipo, ar... Jo, aš tai manau, kad mums dar reikia biškai paaugti Jo, ir kaip komikam ir žinomumo prasme. Ir manau, kad kažkada važiuosim, turą dėsim. Manau, kad gal šiais metais dar pasiliksim biškai augti, rašyti programam tobulėt. Bet manau, kad 26 Jo. ane, jau reiks dėti kažkokį turą mažesnį, desnį po Lietuvą. Tai Klaipėda Garštai Šventoji Palanga. Ne, iš tikrųjų taip ir darysim. Aišku, mums reikia paaugti su programos kokybė, bet tikriausiai pirmą pradėsim nuo vakarų, ne, pavadinkim Lietuvos ten kokią Šilutę, Šilalę, Prasičekinsim, Plungę, ar išvis Gargždai, realu ir tada- kas mums arčiau yra. Nes tas kraštas labiau pagaus bairius apie jūrą, net. Ir pagaus, ir mažiau jie yra aplankomi, aišku, ten kokio Vito Žibos ar kas čia dar didelį turą daro bazarai, kur humoras dar yra. kur mažesnius apima miestelius, tai jų dėka jie pamato, bet ten mažiau renginių, Jo. ir ten važiuosim. Šiaip manau, kad į mažesnį vakarų Lietuvos turą gal ir šiais metais pasidarysim. Ir tada, jeigu viskas good, tai manau, kad bandysim ir didesnį padaryti. O YouTube, ką dar, kokį video, kada video? Pats buvai vakar Rasalė, tai tokia mūsų atrasta mažesnė erdvė, iki 100 žmonių talpinti, gera erdvė. Jo, man irgi labai patiko. Tai va, tai ten darysim, turim minčių, bet kaip ir dar negalim išplėtoti, nes Kirilas yra prie to Jo, dar ne tik mes dviese čia galvojam, tai nenorim kalbėti dar, žinai, už kitus. Jo, gal keisis. Turim dar vienam renginiui konceptą, bet gal tai ir vis filmuojamas, gal nefilmuojamas. O dabar tai vis tiek daugiau pagrindė jėgos į Kamebėdos, nes negyvena vien iš komedijos. Labai šiaip fain. Išskyrus Tomas, nes jis turtinga. 3 butus turi. Iš 2. Ir viskas iš stiklų. Stiklai, man. Ir žinai, kas stikliniai namai pasivyda tiek gerai, kaip jis Nausėdas namą statė. Čia sėdi keturis, nori pamėti. Buvo nelikvidinis stiklų ir pasistačiau. Labiausiai tai aš norėčiau gero programą pasirašyti. Ir visiems to linkiu. Ir tau.
Jo, aš dirbu ant to jau 7 metų. Nu taigi čia yra geriausias variklis tikrai, vat, ne veltui Kirilai taip gerai sekasi ir Gedas gerai rašo, pas mūsų Vytas gerai rašo, bet tiesiog dabar kitais reikalais užsieminėja. Kamebėlas filmuoja. Ir tas, ir jo verslo reikalai, jo asmeniniai. Tai visiems gerų programų. Jo, manau, kad turim tokių užmetimų, pamastymų. Aš dar susitinku su tokį vienas teatro režisierius, dar tokį nori miksą daryti. Aš kažkada, kai manau, pribręsiu darbiškį, tai norėčiau, čia toks čyzė, aišku, variantas ir Lietuvoje yra darytas ir geras, ir blogas, man atrodo, šitą pavyzdys. Bet aš norėčiau pabandyti biškį padaryti monospektaklį, stand-upo. Aš ten... Tu nori verkti, ne? Aš vis tiek noriu aš turėjau, bet čia buvo toks aktorinis šuns. Aš turėjau vieną programą, kurią galvojau, kad apsiverkčiau. Ir mums rodėčiau. Mes išsižiūrėjom, tas verkia. Visi taip, ką žinau, aš Gedai, prašau. Ne, prašau. Tu jau pradedi verkti. Ne, jėkauju. Norėčiau kažkokį pabandyti. Apsišikta, ne. Aš kažką su savo išskiriam, noriu nuveikti. Blema, yra mano vienas pažįstamas aktorius, nesakysiu, gal jo vardą pavardės. Laivus daro ir... Jo, bet... Koročio. Jo sakė, sakau, kažkaip mes panašiai kalbėjom, sakė, koks tavo atrodo didžiausias tavo aktorinis tikslas. Ir sakė, aš norėčiau, kad man Bibi senai atsistotų. Nes, tipo, jam niekad senai nestovi, tipo, šiaip random kažkoks turi genetinį. Ir sakė... Bet čia labai keistas nusiskundimas, žinai. Jo, ir čia... Elijas? Ne, Elijas. Povilas? Vis pradeda vardinti. Mindė Černiaus. Bet, nes jis sakė, jis nėra, tai sakė, dabartinis tikslas, kad jam pianis stovėtų senai. Ok, tokios temos, gerai. Bet čia man labai keistas nusiskundimas. Čia žiauriai keistas. Mane labai erzina, kad man ant scenos nestovi. Jo. Tai turėtų. Ta vieta, tipo. Po 3 dienų atšaukiau. Čia tiesiog išklaipė. Na, ir štai yra daras. Ant kiek nepaėžiu. Čia X-failų turėjai tą paleisti. Mes norėjom, kad tave vienu momentu išgąsdinti. Ir aš paėmiau telefoną ir žiūriu, atsijungia kolonėlę. Gerai, prisijungs. Vakar repetavom, kad šuns lojimas bus, bet nuo tyliai pradėjo, jis nori išgąsdinti. Šunį išsirinkom, kur taip nieko netikti. Mes galvom tave išgąsdinti. Va taip mes ir tobulėjom. Va taip ir komedija. Tai ką, su šia gaida ir Sirena. Ačiū, Hebra. Jau viskas, ne? Būtum išsigandęs. Aišku, būtų. Dabar aš filmuoju, kaip Šiaip čia būčiau, kadangi prie pat kolonkio būtų netikėtas. Glemba, bet aš tą vieną momentą pasižiūrėjau ir taip norėjau jau paleisti ir per čia pasileisti. Atsijūkė kolonkę. Jo. Aš galvoju, mes jau susitarėm, jis paleido. Mes galvojom, iš tikrųjų, gal ten sofa sėdės ir po sofą, žinai, kad tas iš nugaros toks. Tu išvibruotų pagalių. Bet toks mūsų lygis per telefą paleido, ne tą, ką susitarėm. Kur dar prie ausies prikišęs. Ir dar netyliai pradėjo. Tiesiog ramiai, tipo kolonkę padeda. Ir girdisi dar. Jo. Kur tu, matai, manęs klausia, girdis, kaip įsijungia. Bluetooth device connected successfully. Galbūt turo ir neturėsim, neilgai mes gyvensim. Ačiū, Hebra. Šiaip dar galvojom, panašu pasakyti, galvojom daryti tokią laidą, kur... Mes dar nebaigiam filmuoti, baigsim filmuoti, kada mes pasakysim. Kol juosta baigsis. Ne, mes dar galvojom daryti tokią laidą, kur salotus valgo. Ir kalbas. Pokalbė prie salotų. Galvojam kažką su saldžiais, galbūt. Jokinga salatinė. Prieš postą. Aš galvoju daryti dar turą pasatai atminti. Ir dar dviese nebandom kurti laidos. Nebandom kurti laidos. Jau girdėtis pasileis pakesti. Dakurenti tiltai. Dakurenti tiltai. Ne tie patys. Ne tie patys. Čia ne tie. Turgus! Jo, tai tokie mūsų ateities mėnesio rifas. Nes tikrai Lietuvoje mėnesio rifas. Jo, čia banglentininkam. Ir nelaisvės tave.
Ja, nes Lietuvoje tikrai nieko nėra per daug visko ir visi ne tos pačius žmonės visur kviečia. Kaip tik į tą pačią temą, Klaipėdai skaičiau faktą, kad yra 24%. Va čia ir baigiam. Šiaip neatsiminiau, kaip toliau baigėsi. Bet pas mus lipa rusakalbiai ir mes, kaip pradėt sakyti, bet pas mus lipa rusakalbiai, jau bet ką sakysi blogai skambės, ne? Bet yra pas mus. Jo, Igorius. Girdi, gali dar įdėti tada prieš pabaigą, ar per daug podcastų yra Lietuvoje? Ar per daug tų laidų yra? Va, pavyzdžiui, YouTube, ar jų yra per daug? Ar visi kalba, kad kiekvienas žiūrovas atras savo, bet tas procentuotė tai iš tikrųjų. Aš taip pilnai pritariu, kad yra per daug ir čia bus. Nu čia tas pats, kas sakyt, yra per daug traškučių. Visi mėgsta traškučius, kas nori, tas daro, taip pažiūrėjau. Esmė ta, kad tas, kas daro neįdomi, tu ir nežiūrėsi. Tai va, tai reikia konkuruoti ir kokybę. Konkuruoti ir kokybę gerinti. Nu čia man nėra tas dalykas, kad čia konkurencija kažkokia gali būti. Čia YouTube'as. Nėra, kad tuo pat metu rodo vieną podcastą ir kitą podcastą ir tu negali žiūrėti. Tu gali paskui pažiūrėti. Tai dabar aš mačiau, ten visos kompanijos jau savo podcastą turi. Jau dabar ten parduodi ledus podcastas. Melnragės baldai podcastas. Jo, Melnragės baldai podcastas, ten Kauno grūdai podcastas. Labai gerai, kam reikia tas ir žiūri. Wow. Yeah. Tačiau jau buvo, bus ir, žinai. Ir sėkmės. Tai visus kviečiam žiūrėti Mariaus podcastą prie Kebių, laidą Bandom kurti. Bus ten kitas pavadinimas. Nu, bandom kurti bus kitas pavadinimas. Taip pat kviečiam žiūrėti Kame bėdos, paprašysim Mariaus, kad įdėtų į aprašymą. Jo, nereikia prašyti. Netiesa. Ir ačiū už kebabą. Ačiū, kad atvykai į Klaipėdą. Jo, tu suvalgiai per pirmus 5 minutės, Tomas Dukasnis padėjo. Seniai, kaip aš atrodau. Po metų filmuosim aš su to pačiu. Paskui įsimontuosiu tos likučius į kitus laidas. Jo, galėsi vežtis. Labai daug neprisėlinau, kad galėtum dar kelionę iki Kauno. Tarp kitko, čia tavo podcastų turas yra, tu pirmą kartą filmuoji kitą miestą. Šiaip pirmą kartą Klaipėdos mieste, iš vis kitą miestą podcast. Esu Vilniui filmavęs mašinai, bet Klaipėda jis jau tampa international. Tarp miestinis, ne? Beveik tarp jūrinis, žinai. Iki jūrinis. Iki jūrinis podcastas. Mes vis dabar iki jūrinę komediją. Gerai, Kebra, ačiū, kad priėmėt į svečius. Dar ačiū, kad atvykote, ne? Ja, iš įpračio. Tai galite į pagrindinę kamerą šautą palinkėjimą žmonėm, pasireklamuot, kaip ir pasireklamuot, galite užtvirtinti ką. Iš vis laida šitą matrus po 2 savaičių. Tai palinkėkit, pasidžiaukit, pasireklamuokit raudonas kilimas šitam mažam kanalui. Linkiu sveikai maityti. Aš... Mariui. O aš linkiu visiems komikam, pradedantiems, lipantiems gerų programų pasirašyti ir... Ja, ir atvažiuot pas mus į Klaipėdą, nes labai faina publika. Nes humoras... Bet kai tik geras programas pasirašysit. Irgi Mariui. Kas šaraus dabar? Ir Aistė, dėkui. Ir Aistė, dėkui.